Sveiki, gerieji žmonės. Viskas turi pradžią, turi ir laimingą pabaigą. Taip ir ši laida, Surplys ir Gaublys, pasiekė finišo tiesiąją. Žinoma, aš kaip selas galiu bet kada pasakyti, kad tai buvo tik pokštas ir aš sugrįžtu, bet šiuo metu nusprendžiau pasiimti kūrybinių atostogų. Kodėl? Žiūrėkite. Sveiki, bičiuliai. Noriu pranešti jums, kad kandidatuoju į Europos parlamentą. Kodėl? Todėl, kad esu Vilniaus universiteto Europos studijų magistras, taip pat Jungtinės karalystės Birmingemo universiteto diplomatijos magistras. 12 metų dirbau su ES investicinėmis programomis, taip pat šiuo metu Seime esu Europos reikalų komiteto narys ir Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas. Taigi Europa yra ir mano smegenyse, ir mano širdyje. Bet aišku, vien to neužtenka. Kartais ten reikia savybių, kurių neįgausi nei diplomais, nei darbo patirtimi, nes Europos parlamentas sudaro 720 narių. Taigi pirmiausia, tu turi didžiuotis tuo, kas esi. Ir aš kur bedalyvaučiau, visiems pasakoju, kad Lietuva su savo cepelinų spalvos dangumi ir šaltibarščių spalvos šaltibarščiais yra geriausias, nuostabiausias pasaulio kampelis su didžiulė perspektyva. Visų antra, tu turi žinoti, kaip veikia sistema. Ir čia tikrai nereikia kurti savo priešų, garsiau šaukti už kitus. Čia reikia ieškoti draugų, čia reikia telkti koalicijas ir aš manau, kad šią savybę tikrai neblogai esu išsiugdęs. Man pavyko dėrėtis tiek dėl Lietuvos statutinių institucijų, tiek dėl žemdirbių interesų Briuselio ir Strasbūro koridoriuose. Ir visų trečia, tu turi žinoti, ko tu ten važiuoji. Būdamas 3 vaikų tėtis ir pakankamai neblogas vyras, užaugęs Plungėje, aš visa širdimi esu už šeimas ir už regionus. Todėl tai būtų svarbiausi mano darbo varai. Aš jums vėliau pristatysiu savo programą, laukiu jūsų pasiūlymų, o šiuo metu prašau jūsų palaikymą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąraše aš turiu 5. numerį. Be to, aš dar moku labai greitai susirišti kaklaraištį, žiūrėkit. Čia viskas nepagreitintai, ką sako mano labai žemas boso lygio balsas. Štai, Lietuvos pirmininkavimo ES kaklaraištis, aš jį galiu surišti Vindzoro mazgu, aš jį galiu surišti amerikietišku mazgu. Minutėlę, štai, prašau. Ir tiesiog nusprendžiau, kad kadangi esu kandidatas į Europos parlamentą, negalėsiu išlikti visiškai politologiškai objektyvus, pasakodamas jums apie užsienio politiką. Dėl to kol kas Surplys ir Gaublys truputėlį leis jums pailsėti nuo mano politologijų. Bet ši laida tuo nesibaigia. Aš paskirsiu ją trumpai pristatydamas jums Europos parlamentą, jo rinkimus ir pakviesdamas būtinai ateiti juose dalyvauti. Suskirščiau laidą į 2 argumentuotas dalis. Pirmiausia, kodėl jūs turėtumėte dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, o paskui, žinoma, kodėl jūs turėtumėte balsuoti už mane. Juokauju, už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Tai kodėl birželio 9 dieną jums būtinai reikėtų ateiti į Europos parlamento rinkimus? Žinot, aš mėgstu padaryti tokį testą. Turėkite omenyje, kad Lietuvoje Europos parlamento rinkimai paprastai sutapdavo su prezidento rinkimais. Ir tada mes turėdavome virš 50% žmonių atėjusių pareikšti savo valią tiek prezidento, tiek Europos parlamento rinkimuose. Šiemet, nežinau, ar dėl nenoro, ar dėl nemokšiškumo, mūsų valdantieji nesugebėjo išsiderėti su Europos Sąjunga tos išimties, ir Europos parlamento rinkimai Lietuvoje vyks birželio 9 dieną, kaip ir daugelėje ES šalių. Ir vienintelį kartą mūsų istorijoje, kada Europos parlamento rinkimai vyko ne su prezidento rinkimais, 2004 metais, į juos atėjo balsuoti tik tai 20% žmonių. Tai dabar tas mano politologinis testas. Įsivaizduokite, kad susėdote aplink stalą, Velykų stalą, Kalėdų stalą
jūsų kukli 10 asmenų giminė. 10 žmonių, tai įsivaizduokit, kad tik 2 iš jų išrinko jum visus Lietuvos Europos parlamento narius. Tai man netrodo teisinga ir Lietuva netgi nėra šitoje vietoje rekordininkė. Slovakijoje yra įvykę Europos parlamento rinkimai, kur Slovakijos Europos parlamentus išrinko vos 14% rinkėjų. Ir žinote, neseniai aš dalyvavau labai mylimos, labai gerbiamos sesers Nijolės Sadūnaitės laidotuvėse. Jinai buvo ir disidentė, kaip žinote, platinusi Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, už tai sėdėjusi lageriuose, tardoma, ir teismo dieną jinai pasakė, kad šiandien yra laimingiausia mano diena, nes aš esu teisiama už tiesą ir už meilę žmonėms. Bet ir Nijolė Sadūnaitė, šviesios atminties, ir mūsų kardinolas Sigitas Tamkevičius, ir kiti žmonės, kurie dar matė sovietų lagerius, jums puikiai pasakytų, kad jie kovojo ir už demokratinius rinkimus, ir už mūsų lietuvių teisę patiems išsirinkti savo valdžią ir patiems spręsti savo likimą. Taigi dabar, kai rinkimai yra laisvi ir visi esate kviečiami juose dalyvauti, paminti tą teisę, mano galva, būtų spjūvis į veidą mūsų demokratijai ir tiem žmonėm, kurie už tą laisvę taip drąsiai, taip beatodairiškai aukodami savo sveikatą, gyvybės, nervus kovoja. Tai dėl to aš kviečiu būtinai birželio 9 dieną ateiti į rinkimus. Dar vienas argumentas, kodėl reikia tą daryti. Ar žinote, kokių keistų sprendimų yra priėmęs Europos parlamentas, kurį išrenka 20–14% europiečių? Europos parlamentas yra priėmęs tokį įstatymą, kuriuo sureguliavo Europos Sąjungoje parduodamų agurkų ir bananų tiesumą. Jeigu tavo bananas ar tavo agurkas nebuvo pakankamai tiesus, jeigu jis buvo kreivas, jis tiesiog buvo neįleidžiamas į Europos Sąjungos rinką. Na, dabar tai išvelnėja, nes mes visi puikiai žinome, kad dalis pasaulio badauja, o 20–30% europiečių gyvena žemiau skurdo ribos. Taigi tas bananų ir agurkų lenktumas nebepasidarė toksai svarbus. Antras labai įdomus sprendimas, kurį Europos parlamentas yra priėmęs, tai jisai uždraudė vandens buteliukų reklamoje, ant vandens buteliukų rašyti, kad vanduo apsaugo nuo dehidratacijos. Kodėl? Todėl, kad mokslas nebuvo to įrodęs. Nežinau, ką čia įrodinėti. Čia tas pats, kas įrodyti mokslui, kad oras yra reikalingas mums kvėpuoti. Ir už tokį pažeidimą Europos parlamentas buvo numatęs 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Na, paskui vėlgi tą atšaukė, nes buvo įrodyta, kad mokslas sako, kad vanduo vis dėlto padeda nuo dehidratacijos. Tai štai tokių dalykų Europos parlamente galite išvysti. Ir taip nutinka būtent dėl to, kad kontrolė piliečių Europos parlamentui yra per maža. O tą kontrolę turite jūs savo rankose. Taigi ateikite į birželio 9 rinkimus. Na ir trečias momentas, kuris mano galva, šalia moralinio įsipareigojimo, šalia tiesiog noro išrinkti kokybiškus Europos parlamentarus, yra labai paprastas ir čia aš jau užsiimu agitaciją. Padarykite tai, kad rinkimų į Europos parlamentą nelaimėtų Lietuvos konservatoriai, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Nes jų elektoratas yra plieninis, jų elektoratas ateina į rinkimus sirgdamas, mirdamas, lietui lyjant, saulei šviečiant, jis tiesiog ateina. Jų yra apie 20%. Tai įsivaizduokit, kad jūs patingėsit, jūsų draugai patingės ir į Europos parlamento rinkimus ateis tik tai konservatorių rinkėjai. Atkreipsiu dėmesį, jie bus ką tik prakišę prezidento rinkimus, jie bus pikti, jie bus motyvuoti, o jūsų prie balsadėžių nebus. Tai taip gali nutikti, kad visus Europos parlamento mandatus laimės 11 konservatorių. Ar jūs to norit? Nemanau. Jie nenusipelnė. Pagal tai, kaip nustekeno Lietuvą per šiuos metus, jie nenusipelnė laimėti galimybės atstovauti Lietuvai Europos parlamente. Atkreipsiu dar vieną jūsų dėmesį, nežinau, ar esate pastebėję, bet kai jums pateikia žiniasklaidos priemonėse įvairiausių politikų reitingus, apklausų, visuomenės apklausų duomenis, kuriuos štai čia galite pažiūrėti,
tai visada politikai būna suranguojami pagal tai, kiek žmonių juos palaiko. Nėra jokio suskaičiavimo, kad štai tiek palaiko, atimkime tos, kurie nepalaiko ir kažkas gaunasi. Visą laiką politikai reitinguojami tik tai pagal tai, kiek žmonių juos palaiko. Ir kartais taip nutinka, kad toks ponas Landsbergis atsiduria pakankamai aukštai, nors jo nekenčia absoliučiai daugiausiai Lietuvos žmonių. Kodėl taip yra? Elementaru, ar ne? Todėl, kad tie, kurie nekenčia, yra visiškai nesvarbus, nes jie nebalsuoja už Landsbergį. Yra svarbu tik tai tiek, kiek žmonių balsuos už Landsbergį. Tai štai jūs, kurie galbūt turite tam tikrų, kabutėse, sentimentų Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionims demokratams, bet neateisite į rinkimus ir neprabalsuosite už alternatyvas, už kitas partijas, jūs esate nulis šitose apklausose, šitoje demokratijos šventėje. Dėl to dar kartą sakau, labai svarbu, kad jūs tuose Europos parlamento rinkimuose dalyvautumėte. Na ir ketvirtoji priežastis, kuri irgi yra labai svarbi, iš tikrųjų, Europa dabar stovi ant didelių pasirinkimų slenksčio. Ką darome su žaliuoju kursu? Ar jį tęsiame, ar jį mariname, ar bandome jį adaptuoti, ką dabar daro Europos lyderiai, pamatę ūkininkų traktorius Briuselio, Berlyno ir Vilniaus gatvėse. Ką darome su migrantais? Ar juos įsileidžiame, ar mokame Turkijai 3 milijardus, Egiptui 7 milijardus, kitom šalim kažkiek daugiau mažiau, tam, kad jos laikytų migrantus už Europos ribų. Ką darome? Kaip integruojame, kad nenutiktų taip kaip Švedijoje, kai dabar vakarais tiesiog patys švedai sako atvykusiems svečiam tokiem kaip aš, kad neik į gatvę, nei Stokholme, nei Malmėje, nei Göteborge, nes yra nesaugu, nes kiekvieną savaitę įvyksta bombų sprogimai. Tai va, tai tie dalykai irgi yra svarbus. Galų gale, ką darome su bendraja žemės ūkio politika, kuri, jeigu įstotų į Ukrainą, jeigu į Europos Sąjungą įstotų Ukraina, susidurs su didžiuliais iššūkiais, nes įsivaizduokit, vidutinis Europos Sąjungos žemės valdos dydis yra apie 20 hektarų, o Ukrainoje vidutinis valdos dydis yra 480 hektarų. Tai jeigu mes dabar didžiausiai Europoje teritoriją savo valstybę mokėsime lygiai tokias pačias tiesioginės išmokas, tiesiog susprogdinsim ES biudžetą, nes jau dabar žemės ūkis sudaro trečdalį ES biudžetą. Ką su tuo reikės daryti? Ir galiausiai sprendimai dėl to, kas bus ES. Ar jinai virs federacija, kur visi sprendimai bus priimami Briuselyje, kur tokioms nepatogioms šalims kaip Lenkija ar Vengrija ar dar kažkas bus liepta tiesiog užsičiaupti ir tylėti, ar jinai ir toliau bus nacionalinių valstybių sudaryta sąjunga, savanoriškai, geranoriškai sudaryta sąjunga, kuri galbūt lėčiau, bet juda integracijos keliu. Tai yra tokie kertiniai sprendimai, dėl kurių būtent europiečiai, 400 milijonų jų, balsuos birželio 9 Europos parlamento rinkimuose. Ir aš labai norėčiau, kad jūs būtumėte vienas iš tų 400 milijonų europiečių, kurie turi savo balsą. Ir taip, mes lietuviai į Europos parlamentą siūsime tik 11 savo atstovų. Iš viso Europos parlamente dirbs 720. Tai ar mes ten galime kažko tikėtis, ar mes galime kelti ambiciją kažko pasiekti? Aš manau, kad taip. Ir štai mano kaklaraištis būtent tą ir turėtų jums parodyti. Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai. Ir tikrai mes sugebėjome pasiekti neblogų rezultatų, išskyrus tai, kad išleidome Ukrainą ir su Janukovičiumi priešaky iš asociacijos su ES sutarties ir tada gimė Maidanas ir visi kiti įvykiai, tada prasidėjo Krymo aneksija, bet apart to tikrai Lietuva turėjo balsą tuomet, kai pirmininkavo. Mes pakankamai stipriai rodėme madas dėl energetinės nepriklausomybės, mes šiuo metu pakankamai garsiai kalbame apie paramą Ukrainai ir vėlgi mūsų Lietuvos atstovas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Bronis Ropė labai aktyviai, labai kryptingai telkė bendraminčius ir sugebėjo pasiekti, kad Ignalinos atominiai elektriniai būtų užtikrintas ilgalaikis finansavimas uždarimui, Lietuva būtų statistiškai padalyta į 2 regionus Vilnių, kuris yra stipriai ekonomiškai išsiveržęs į priekį nuo likusios Lietuvos, ir likusią Lietuvą, vidurio vakarų taip vadinama, ir jiem paskirstyti skirtingai ES lėšas, Vilnius gauna mažiau,
kofinansavimas yra didesnis Lietuvos prisidėjimas prie projektų, Kauno ir likusios Lietuvos regionas gauna daugiau ir kofinansavimo prisidėjimo sąlygos yra kur kas palankesnės. Tai dabar jūs galite pastebėti, kad kai kur vidurio ir vakarų Lietuvoje paskelbtos jau yra finansavimo priemonės, pavyzdžiui, verslui, į kurias gali pretenduoti tik tai ne Vilniaus apskrityje veikiančios įstaigos. Tačiau, aišku, mūsų valdantieji šitoje politikoje įžvelgė tam tikrų spragų ir pabandė perkelti iš likusios Lietuvos dalį pinigų į Vilnių, nes, čia yra jų didžiausias rinkėjų skaičius. Tai vėlgi tas pats Bronis Ropė užkardė šitą, pradėdamas rašyti raštus, pradėdamas kampaniją ir tikrai ES to neleido padaryti. Taigi pinigai liko. Ir galiausiai dėl žemdirbių. Vėlgi, kai aš dar dirbau Žemės ūkio ministru, tai paketas, pasiūlymas, kurį visa ES, įskaitant ir Lietuva, gavo, mūsų žemdirbiam buvo gerokai skurdesnis negu galų gale, ir mano kukliomis pastangomis, ir Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos pastangomis, bet ir Europos parlamentaro Bronio Ropės pastangomis, ir aišku, mūsų žemdirbių, kurie labai aktyvūs buvo ir labai garsiai apie tai kalbėjo, tas paketas buvo gerokai pagerintas. Tai niekada nesutiksiu, kad mes lietuviai, būdami tik tai 11 Europos parlamente, būdami tokie mažiukai Europos tarp 500 Europos milijonų gyventojų, kad esame visiškai bedančiai ir bejėgiai. Svarbiausia yra žinoti, kaip veikia sistema, telkti bendraminčius, bet aš tą jau sakiau savo klipukę, kurį jūs matėte, tai nebekartosiu. Ir vėlgi, kai tu nori, kai tu žinai, ką tu darai, tu gali šito pasiekti. Ir galiausiai šitie Europos parlamentarai, kuriuos jūs išrinksite dabar, jie dirbs Europos parlamente 2027 metais, kai Lietuva ir vėl pirmininkaus Europos Sąjungai. Dabar jau mes turime ruoštis prioritetus, dabar jau turime dėliotis dėrybinės taktikas ir tikrai tiek dėl mūsų žemdirbių, tiek dėl mūsų šeimų, regionų, verslo, dėl Ukrainos, dėl Europos ir Lietuvos saugumo mes jau dabar galime pasiruošti namų darbus. Ir tą reikia daryti. Svarbiausia tik tai neišsimėtyti, svarbiausia žinoti, ką tu nori pasiekti ir kurios šalis gali būti su tais pačiais interesais kaip ir tu, kad mes galėtume susibūrę į koalicijas tų savo rezultatų pasiekti. Tai kodėl jūs turėtumėte balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą ir jos numerį 5 Europos parlamento rinkimuose? Pirmiausia, atkreipsiu jūsų dėmesį į šį ženkliuką. Vienas iš mūsų rinkimų kampanijos ir visos politinės veiklos šūkių yra gyvi regionai. Mes iš tiesų esame regionų partija ir kai Ingrida Šimonytė eina į prezidento rinkimus, sakydama, kad stipri valstybė tai yra stipri prezidentė, tą patį, ką Putinas sako, mes einame sakydami, kad mums stipri Lietuva, stipri valstybė tai yra gyvi jos regionai. Ir Skuodas, ir Šakiai, ir Kazlų Rūda, ir Zarasai, ir Raseiniai, ir Kelmė, visa Lietuva. Ir tikrai esame padarę darbų ir norime toliau daryti darbus, kad ES regioninė politika išliktų viena iš svarbiausių, kad pinigai, kuriuos ES siunčia į Lietuvą ir kitas valstybės, būtų skirstomi ne iš Vilniaus ar kitų sostinių, bet iš regionų, kad dėl jų panaudojimo spręstų merai, regionų verslas, regionų bendruomenės, tie patys žemdirbiai, jūs regionų gyventojai. Ir kad jokių būdų nenutiktų taip, kaip vėlgi mūsų valdantieji bandė padaryti, kad tie pinigai vienodai būtų skiriami tiek atsiliekantiem regionam, kurie dėl natūralių priežasčių nepritraukia didelių investicijų, neturi aukštų atlyginimų, ir tokiam Vilniui, kurio jau dabar pragyvenimo vidurkis viršyje ES pragyvenimo vidurkį. Tai aš tik atkreipsiu dėmesį, kad šiuo metu, jeigu jūs gyvenate Zarasuose, atleiskit, bet jūsų vidutinis atlyginimas yra 1000 eurų mažesnis negu vidutinis atlyginimas Vilniuje. Ir jokių būdų ES regioninė politika negali vienodai finansuoti Zarasų ir Vilniaus. Tai apie tai mes išmanome, apie tai mes mąstome, esame rašę programas, kūrė jas, kūrė tokius dalykus kaip Lietuvos regionų baltoji knyga, kaip Lietuvos regionų specializacija, kaip paslaugų pasiekiamumo standartas, kad nesvarbu, kur tu Lietuvoje gyventum, tu geriausias paslaugas gautum per 20 ar 30 minučių. Žinoma,
kaip Lietuvos valstiečiai ir žalieji, mes esame kaimo partija ir tuo didžiuojamės. Tiek Bronis Ropė, dirbdamas Europos parlamente, tiek aš, būdamas Žemės ūkio ministras, aktyviai kovojome, kad Lietuvos ūkininkų sąlygos ES būtų tokios pat kaip kitų ES ūkininkų. Ir kai ką pavyko iš tikrųjų pasiekti. Labai stiprus mūsų koziris yra tai, kad mes visada išgirstame Lietuvos ūkininkų argumentus, vežamės juos į Briuselį ir išdėstome ir dažnai būdame išgirsti. Taip pat įtraukiame ūkininkus į susitikimus su Europos komisijos vadovais. Ir galiausiai prisidedame prie ūkininkų protestų. Tai tą darbą mes ketiname tęsti. Kitas dalykas. Mes labai tikime smulkių ir vidutinių verslų. Ir tikrai ES čia atsilieka nuo likusio pasaulio savo konkurencingumo galimybėmis, savo perdėtų reguliavimų, o Lietuva yra, sakykim taip, dar šitoje atsiliekančioje ES atsilikėlė. Mes daugiausiai mokame už paskolų palūkanas, mes turim griežčiausius reglamentus, mes turime sudėtingiausias ES paramos taisyklės ir visą tai mes norime paprastinti, mes norime lengvinti, kad Lietuvos žmonės ir visi europiečiai neatsiliktų nuo taip spėriai į priekį žengiančio verslo. Galiausiai, aš pats esu 3 vaikų tėvas ir man šeima yra labai svarbi. Šeima šiaip jau nėra ES politika. Šeima priklauso socialiniai sričiai, o socialinė sritis yra taip vadinamam 3-ame ramstyje, kur kiekviena valstybė sprendžia pati. Bet mes norime paramą šeimai, paramą jaunom šeimom, paramą vaikus auginančiom šeimom padaryti ES politiką. Ir apie tai galvojame ir ten Europos parlamente dirbtume tą kryptimi, kad rastųsi tokia Europos šeimos skatinimo, stiprinimo politika. Nes stipri šeima iš tikrųjų yra Europos ateities pamatas. Na ir galiausiai šie Europos parlamento rinkimai iš tikrųjų yra didžiulio pasirinkimo. Apie tai kalba politologai, politikai. Europiečiai rinksis ar atiduoti ES vairą į rankas liberalioms jėgoms, kurios nori, kad reguliavimo būtų kuo mažiau, kad valstybė kuo mažiau kištųsi į gyvenimą, bet Briuselis nustatytų tokius dalykus kaip kreivi agurkai, kreivi bananai, gyvūnėlių teisės, mūsų papročiai, tradicijos ir, pavyzdžiui, atsisakymas kalėdų šventimo viešose įstaigose. Kita alternatyva, kurią rinksis europiečiai, yra taip vadinama kraštutinė dešinė, kuri sakys, kad reikia nustoti remti Ukrainą, reikia dėrėtis su Putinu dėl taikos, reikia pažaboti visiškai migrantus, neįleisti jų ES. Tai aš sakyčiau, kad mes, Lietuvos valstiečiai ir žalieji, stovim per vidurį. Esam tas racionalus vidurys, kuris sako, palaukit, išklausom šitų argumentus, remiamės mokslu, apklausėme visuomenių ir priimam teisingiausius sprendimus. Ir ko mes tikrai niekada neatsisakysime, tai yra valstybių teisės pačioms spręsti savo svarbiausius klausimus. O mum, valstiečiam, kalba, tradicijos, papročiai, kultūra ir yra tarptų svarbiausių klausimų. Mano gilių įsitikinimu, Europos skirtingumas yra didžiausias jos turtas ir jį sulyginti su buldozeriu, atsisakyti mūsų kalbų, mūsų išskirtinumo, mūsų papročių būtų didžiausias nusikaltimas prieš ateities kartas. Tai vat tokia yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga šiuose Europos parlamento rinkimuose ir aš nuoširdžiai jūsų prašau, gerbiami žiūrovai, balsuoti už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Balsuokite už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Ir tuo noriu pabaigti šitą Surplio ir Gaublio kelionę. Ačiū jums visiems, kad buvote kartu, kad žiūrėjote, kad komentavote, kad domėjotės. Net Australijoje, kur aš buvau komandiruoti, prie manęs priėjo žmogus ir sako, o, Surplys ir Gaublys. Net Australijoje buvo žiūrinčių šitą laidą. O dabar aš persijungiu iš laidų vedėjo į Europos parlamento kandidato amplua ir nors šitos laidos nebebus, bet karts nuo karto jūs pamatysite mano politinių vaizdelių, o svarbiausia, aš važinėju per Lietuvą ir susitinku su jumis ten, kur jūs ateinate ir kur galime padiskutuoti apie ES, apie užsienio politiką, tai tikrai prašau kvieskite, tikrai prašau ateikite į susitikimus, kai juos organizuoja Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir žinot, kiekvienam politikui tie susitikimai yra labai didelis lobynas, nes ten tu išgirsti,
kuo gyvena tikrai žmonės. Galbūt man atrodo, kad tas žaliasis kursas yra labai svarbu, bet nuvažiavęs pas jūs aš išgirstu, kad ne, kelių būklė, sveikatos priežiūros įstaigų prasta paslaugų kokybė, tokios yra problemos. Taip kad aš iš ten išsivežu labai daug ir galiu grįžęs gromuluoti, galvoti, kaip tai paversti politiniais sprendimais. Tai dar kartą ačiū Jums už tai ir kviečiu į susitikimus. O tuom kart dėkoju Jums už dėmesį ir susitiksime jau gyvai, man išlipus iš Jūsų ekrano. Ačiū. Iki. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.